Šioje video pamokoje atliekam uždavinius pradedant nuo formų kūrimo. Formulių kūrimui naudojam meniu punktą Insert bei paspaudžiam mygtuką Equation. Norint sukurti formulę, atlikus šios veiksmus, pradedam rašyti formulės elementus ir rašom x lygus. Toliau pasirinkam matricą pagal šią užduotį. Matrix pasirinkam nuskliaustą. Pavyzdžiui, pagal užduotį mums reikia, kad būtų 4 stulpeliai ir 6 eilutės. Reiškia, spaudžiame pirmą kvadratėlį su dešiniu klavišu, Insert column A4 ir dar vieną Insert column A4. Taip pat įterpiam eilutę. Su dešiniu Insert row below form, su dešiniu Insert row after, pavyzdžiui. Dar du kartus atliekam after įterpia žemiau, before įterpia aukščiau. Na ir dar vieną. Vėliau užpildom, pildant formulės elementus, geriau naudotis klaviatūros klavišomis, ypač rodyklėmis į apačią viršų bei dešiniajam šone esančiais skaičiais. 2, 5 ir taip. Tokiu būdu pereinam iš vieno langelio į kitą, naudojant rodyklės klaviatūrai, pildant reikalingus elementus. Toliau, norint perkelti formulę, nepakanka pasiimti supilyti ir ją kelti. Šiuo atveju galime išdėstyti tik iš kairės, centre arba iš dešinės. Jeigu mes norim perkelti į reikalingą kitą vietą, tuomet mums reikia įterpti rėmelį. Tai atliekam Insert Shift Text Box, nupišiam reikalingo rėmelį. Ir įkeliam formulę prie šių daugtaškių, paspaudžiam kairės klavišą ir įkeliam į rėmelį. Norint, kad rėmelis būtų nematomas, mes galime atlikti toks veiksmas. Format skyrelį pasirinkti Shape Outline, Not Outline. Tuomet rėmelis bus nematomas, bet formulę jūs galite perkelti į jums įsivaizduoti. Terpim dar vieną formą, pastatom žemiau, Insert, Equation, pradedam rašyti formą Y lygiai. Tarkim, mums reikia parašyti x1 kvadratu plus x2 kvadratu, dalinta viskas iš, pavyzdžiui, x3 5 laipsnių. Tuomet pasiemam iškart trupmeną, fractions ir perinam pirmą langelį naudojant rodiklę į kairę į pusę, perėm į pirmą sritį ir rašysim x1 kvadratu. Norint rašyti, kad būtų viršutinis ir apatinis indeksas, reikia pasirinkti script punktą bei pasirinkam šį elementą. Tai, perėm su rodiklėm atgal. Rašom x pavyzdžiui, kvadratu pirmasis. Toliau rodiklį į dešinę išeinam iš laipsnio, rašom pliuso ženklą ir vėl pasirinkam, pavyzdžiui, tokį pat elementą ir rodiklį į kairę antrasis, pavyzdžiui, už 5 laipsnių. Perinam į apačią ir čia mums reikia parašyti x3, pavyzdžiui, 5. Formulė yra baigta, norint ją perkelti reikalingoms vietoje, vėlgi įterpiam rėmelį. Shape Text, nupišiam reikalingą rėmelį, įkeliam už daugtaškų pasiėmę formulę, pamažinam rėmelio dydį
Dėkui už dėmesį.